Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT. Šiandien noriu pakalbėti apie mokslinį tyrimą, kuris buvo atliktas 24 metų lapkritį, publikuotas tiksliau. Ir tai yra apie žaliosios arbatos poveikį riebalų mažinimui. Riebalų mažinimas super aktuali problema daugeliui žmonių. Ir realiai taip noriu pasidalinti, ką atrado šiame tyrime mokslininkai. Tai realiai šiaip apie žaliąją arbatą, kas nežinot, tai yra veiklioji medžiaga vadinama EGCG, kuri padeda skatinti riebalų deginimą, mažina kūno svorį, visceralinius riebalus. Visceraliniai riebalai yra tie, kurie yra aplink mūsų vidinius organus, tai labai svarbu juos mažinti, nes labai stipriai susiję su mūsų sveikata. Ir žalioji arbata padeda gerinti medžiagų apykaitą. Tai, šiaip žalios arbatos naudos nėra kažkas čia labai stebėtino, labai kažkas naujo, bet žodžiu, šiame video pasidalinsiu, ką tas mokslinis tyrimas sako, kiek to žalios arbatos reiktų naudoti arba su jie susijusių tam tikrų papildų ir kokiegi tie iš tikrųjų yra rezultatai to tyrimo. Žodžiu, tai apskritai tyrimas vyko taip, kad buvo peržiūrėti jau esami tyrimai ir tokie tyrimai yra labai geri, nes nesifokusuoja į vieną tyrimą, kur gali būti kažkas su tuo tyrimu galbūt negerai, bet pražiūri labai daug ir atskleidžia visą didelį vaizdą. Tai labai rimtos išvados ateina iš tokio tipo tyrimų. Tai realiai kokios tos išvados ir rekomendacijos, ir čia yra tos rekomendacijos ir išvados įvairių tipų žmonėms. Tai jeigu kol kas jūsų dar tipo nėra, jūsų kategorijos nėra, luktelkit. Tai pirmiausia, žaliosios arbatos ekstraktų poveikis moterims. Prieš kalbant, noriu paminėti tokį dalyką, kad minėsiu GTE rodmenį, ir tai yra realiai tos veikliosios medžiagos, kurios yra žaliojoje arbatoje, į kurias reiktų žiūrėti, kaip, pavyzdžiui, jeigu renkatės kažkokius papildus, arba kiek tų arbatos puodelių išgertina, tai rodo tiesiog tokį kaip stiprumą, sakykime, stiprumo vienetas. Tai žodžiu, moterim koks poveikis, tai moterim, kurios turėjo antsvorio ir kurios vartojo virš 850 mg GTE, 12 savaičių, tai čia išeina 3 mėnesiai. Tai kas atsitiko to moterim, jūs numetė svorio, sumažėjo juosmens apimtis, LDL cholesterolis, LDL tai tas prastesnis vadinamas cholesterolis, ir padidėjo riebalų metabolizmą gerinančio hormono, vadinamo adiponektino, nemanau, kad reikia jums šitą pavadinimą atsiminti, sumažėjo jo kiekis. Tai tikrai arbatos puodelis nepakenks papildomai išgerti arba daugiau per dieną, jeigu esate moteris ir turite antsvorį. Toliau, kita dalis tyrimo aprašė menopauzę patiriančioms moterims poveikį, kas liečia žaliąją arbatą, tai čia 60 dienų buvo vartojama žalia arbata ir čia jau nerašo, kiek tiksliai buvo naudojama, bet žodžiu, kas atsitiko to moterim, kad sumažėjo tų visceralinių riebalų kiekis. Kaip ir minėjau, visceraliniai riebalai yra aplink organus esantis riebalai, tai labai svarbu juos yra susimažinti. Insulino lygis labiau stabilizavosi, uždegimai apmažėjo, bet čia nerado kažkokių labai svarbių ar reikšmingų svorio pokyčių. Bet yra kitos naudos, kurios buvo rastos to tyrimo metu. Tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu tyrimas neranda, ar ne, kad vartojo žalią arbatą ir šitam tyrime moteris nenumetė svorio. Tai nereiškia, kad iš tikrųjų žalia arbata ir nepadeda numesti svorio. Tiesiog tuo tyrimu, toje aplinkoje, kaip tyrimas vyko su tais dalyviais, nebuvo reikšmingo svorio numetimo. Gal, pavyzdžiui, vidutiniškai tie dalyviai ir numetė svorį, tačiau tas numetimas lyginant su tais, kurie nevartojo žalios arbatos ar ne, jis galimai nebuvo reikšmingas. Tai čia ekonominiai dalykai, ekonominiai modeliai, statistika yra, tai labai svarbu žodis moksliniuose tyrimuose yra reikšmingas pokytis, ne? Tai reikšmingo svorio numetimo šiame tyrime moterims turinčiams menopauzę ir vartojančiam žalią arbatą nebuvo. Nereiškia, kad jo iš tikrųjų nėra. Toliau, žalia arbata ir vaikai. Tai tyrimas nuo 6 iki 10 metų mergaitėm 12 savaičių vartojo žalią arbatą. Tai irgi sumažėjo kūno riebalai, metabolizmas pagerėjo ir šlapimo rūgšties koncentracija sumažėjo.
tai irgi neblogi rezultatai. Su paaugliais čia tyrimas lygino kavą ir žaliosios arbatos poveikį svorio mažinimui. Tai parodė, kad iš tikrųjų kava paaugliam buvo veiksmingesnė. Kavos grupėje paauglių KMI, tai kūno masės indeksas, ar ne, sumažėjo 9 procentais, o žalios arbatos grupiai 2 procentais. Ar labai rekomenduoju kavą paaugliam? Va taip, kaip indai padarysiu. Nežinau. Būčiau turbūt daugiau domėtis reikėtų. Taip, o bendras viso didelio tyrimo rezultatas atskleidė, kad žaliosios arbatos vartojimas per tam tikrus laikotarpius iki nuo pusės kilo iki kilogramo sumažino dalyvių svorį, pastebėtas antioksidacinis poveikis, tai labai svarbu, jeigu daug streso patiria žmonės. Ir labiausiai, jeigu jums aktualu pilvo riebalų, pavyzdžiui, sumažėjimas, svorio sumažėjimas, tai 12 savaičių, pavyzdžiui, vienas tyrimas tyrė žmonės, kur buvo vartojami 620 mg tų GTE katechinų ir sumažėjo 7 procentais pilvo riebalai, svoris apie 2 kg sumažėjo, tai 12 savaičių vien tik dėl žalios arbatos, tai čia yra labai geri rezultatai. O su vyrais, kas liečia juos, mūsų geriausius vyrus, tai didelė katechinų dozė, ta GTE dozė, aš tuoj pasakysiu tikslės rekomendacijas, davė geresnių rezultatų mažinant tuos vidinius riebalus, visceralinius riebalus, KMI, juosmens apimtį, lyginant su mažesnėm dozėm. Tai realiai visiems, aš taip, jeigu taip grubiai šnekėčiau, sakyčiau, visiems ta žalia arbata iš tikrųjų turi tam tikrų naudų, ne tik su svoriu susijusiu, bet ir kas liečia stresą, kas liečia apskritai organizmo gerimą. Tai dar čia, ką tyrimas nurodo, kad gali būti labai naudinga žalia arbata, kas turi policistinių kiaušidžių sindromą, ir jeigu jau vaikai ir paaugliai susiduria su antsvoriu, ir neslėpkim, yra labai daug nutukusių vaikų ir paauglių, kur dar jiems ir nelaikas būti nutukusiems ir reikia kažką daryti. Tai dabar gerai, rekomendacijos. Rekomendacijos, tai kaip vartoti žaliosios arbatos papildus, tai jeigu geriat žalią arbatą kaip gėrimą, tai optimalus poveikis yra pastebėtas, jeigu išgeriat nuo 3 iki 5 puodelių per dieną, tai čia yra apie 240-320 mg katechinų. Tai tada tik atsiminkit, kad žalia arbata turi irgi kofeino ir jos, jeigu kavos kofeinas labai greitai jūs užduoda ar ne ir padaro jūs energingus, fokusuotus, tai žalios arbatos tas poveikis yra ilgesnis. Tai aš taip asmeniškai ten kokios žalios arbatos vakare jau nelabai mėgstu gerti, nes galit naktį turėti problemų su miegu. Tai 3-5 puodeliai per dieną. Jeigu naudojat žaliosios arbatos ekstraktą, tai tuos GTE, kaip minėjau, tai dažniausiai naudotos dozės yra nuo 300 iki 850. Kuo daugiau, tuo geriau. Tai čia jeigu nenorit tų puodelių gerti per visą dieną, norit kažkokius papildus gerti. Tai didesnė dozė, geresni rezultatai. Į katechinus dar, jeigu perkat kažkokius papildus, atkreipkite dėmesį arba pasiklauskit, nes, pavyzdžiui, 600 mg jau sako, kad efektyviai mažina riebalų kiekį ir svorį. Tai tiek žinių apie žalią arbatą, šiaip tikrai nieko ten nei daug kainuoja, papildų aš asmeniškai nepirkčiau, pasimėgaukit puodeliu vietoj kavos, ypač jeigu jos daug išgeriat ir mėgaukitės nauda jūsų organizmui.